Matau, turbūt jau visi įsipatogino, kas ant pufų, kas ant kėdžių. Noriu su jumis pasveikinti, labas vakaras. Malonu matyti vėl jūs susirinkusi šį sezoną jau antrą kartą į susitikimus su lyderiais. Kaip matot, mūsų svečias šiandien yra Mantvydas Leknickas, rašytojas, visai šviežiai išleidęs savo pirmąją knygą. Tai tiesiog gal kažkas jau asmeniškai sveikinatės, gal ne, bet turbūt su plojimais būtų smagu sutikti svečią mūsų. Sveiki visi. Tai Mantvydai, pirmiausia, turbūt norėčiau jūsų paprašyti. Daug kas žino, kas jūs esate, skaitė, girdėjo, ėjo ne šiaip sau čia, bet gal tiems, kurie girdėjo mažai arba, visai negirdėjo, galėtumėte trumpai save pristatyti. Ką norėtumėte, kad pirmiausia žmonės išgirdę, kai jūs žinotų? Šiaip net sunku atsakyti šitą klausimą, kaip save pristatyti nėra taip paprasta greitai. Iš tikrųjų nežinau, esu jaunas, kuriantis žmogus, kuris galbūt turi kažkokią savo, kaip ir visi kiti turi savo kažkokią svajonės ir, nežinau, tiesiog stengiuosi įgyvendinti bent dalį jų ir rašymas ir knygos išleidimas buvo viena iš tų svajonių, kurią man pavyko gyvendinti. Tai turbūt toks trumpas prisistatymas. O gal galėtumėte dar taip pat papasakot, kuo užsiemant, be kūrybos, be rašymo? Šiaip dirbu reklamos agentūroje, mano darbas yra irgi susijęs su kūryba. Daugiausia dirbu dabar su socialiniais tinklais, tai būtent kuriu kampanijas įvairias, būtent Facebook'e įmonėms, kuriu įvaizdį, kokį jie, ta prasme, naudot turėtų, kaip norėtų jie savo būtent ženklą atstovauti ir taip toliau, aš jiems patariu. Ir mūsų komanda tokiu principu ir dirba. Tai kūryba visur gyvenime, tiek darbe, tiek laisvalaikio, ne? Iš esmės, O sakyk, nuo kada prasidėjo būtent ta kūryba? Vaikystėje, paauglystėje ar tik tai vėliau? Tai vaikystėje turbūt visi esam piešę visokius piešinėlius, kur neša mama ir mama sakydavo, žiūri fainai visiems, tai va, tėtis ne visada. O šiaip, jau nuo pat vaikystės kažką mėgdavau rašyti, piešti, bet taip jau stipriau rašyti pradėjau turbūt vyresnėse klasėse, kokiai 10, kai lietuvių kalbos mokytoja man leisdavo. Tiksliau, aš pats pradėjau savo leisti rašyti tos samprotavimus rašinius, šiek tiek pasikoreguodavau temą, po to iš vis pradėjau rašyti savom temų. Tai jinai nepykdavo, tik man leisdavo išsiliet galbūt, net kartais, aišku, gal per stipriai aš ją ten parašydavau, bet kažkaip jinai visą laiką mane labai palaikydavo, nekreipdavo dėmesio į skyrybos klaidas ir panašiai, nes turėjau tokią bėdą ir dabar turiu, kad dažniausiai neperskaitau antrą kartą, ką parašau. Tiesiog, ne tai, kad tingiu, bet nežinau, kažkaip pačiam nebeįdomu antrą kartą savęs skaityti. Visą laiką lieka originalas. Kaip parašė, turbūt taip, bet šiaip nelabai čia gera savybė. Tai turbūt nuo to ir prasidėjo, kad nuo mokyklos. O ar tada jau buvo kažkokia svajonė būti rašytoju, ar turėtų visai kitokių norų būti kažkuo, gal kosmonautu, kaip berniukai nori vaikystėje? Ne, mano buvo svajonė visą laiką būti politiku, dėl to po to įstojau į universitetą, mokiausi politikos mokslus, bet jau galbūt pirmam kursą supratau, kad man tas nelabai patinka ir šiaip tokią turėjau svajonę išleisti knygą, bet nežinau, niekada net negalvojau, kad ne tai, kad nepavyks man, bet niekada nesakiau, kad būsiu rašytojas ir dabar nesakau, kad aš esu rašytojas. Nežinau, iš vis ta savoka tokia labai keista rašytojas. O dėl politikos mokslo, ar vis dėlto pabaigėt, ar metėt? Baigiau. Baigėt, ne? Baigiau. Ir kaip jautėtės, kad vis dėlto baigėt ne tą, ką norėjot? Ar gal sugalvot kažką, gal kad toliau norėtumėt mokytis? Ne, galbūt ne visai taip yra, kad mane tai nuvylė. Aš manau, kad universitetas yra žiauriai geras dalykas, ypač jeigu įstoji bent jau maždaug ten, kur norėjai. Tai tada susiduriu su ta realybė, kad galbūt ne viskas yra taip, kaip atrodo. Taip dažniausiai būna gyvenime. Ir kaip ir po pirmo pasimatymo visą laiką atrodo, bus žiauriai fainai, bet tai panašiai ir universitetą gali pasitaikyti. Bet universitetas duoda žiauriai fainų dalykų, tai pavyzdžiui, pirmas dalykas yra pažintis, tai susipažinau su žmonėm, kurie galbūt irgi panašiai galvoja kaip ir aš, ir mes visi čia sufeilinom. Tai, aišku, aš juokauju. Tai ir, nežinau, aišku, gauni žinių, gauni galimybę mokintis, kurią tikrai ne visada pasinaudoji, tai tiesiog čia tikrai ne klaida ir džiaugiuosi, kad baigiau, primušiau tą bakalaurą ir viskas. O kaip keliai nuvedė prie marketingo, prie visos tos kūrybos, ką dabar dirbate? Iš tikrųjų tokia trumpa istorija, tai jau buvau, man atrodo, galbūt buvau baigęs, man atrodo, antrą kursą jau
Ir vieni draugai atsidarė įmonę, tai kompiuterių taisyklą. Ir tada mes kažkaip sėdėjom, geriam kavą kofeinę ir kažkaip sako, reiktų čia pavadinimą sugalvoti. Ir aš tada pasiūliau pavadinimą, tai sako, wow, nu okei, darom tokį pavadinimą. Tada sako, gal tu nori pas mus ir dirbti to bičių, kuris sėdi ir kompus priima. Sakau, nu jo, vis tiek, aš nieko neveikiu, tai okei. Tai tada pradėjau dirbti tenais ir metus atidirbau. Tai ten buvo toks darbas, kad tiesiog man atneša tos kompiuterius, aš nieko nedarau, iš esmės žaisdavau NBA visą dieną, Akropolį Kauną, arba ten Family Guy žiūrėdavau. Tai iš esmės man buvo toks darbas ir tada supratau, kad man tas nelabai patinka iš tikrųjų, nes visai fainai nieko neveik, bet ir ne fainai. Tai ir po to gavosi taip, kad kiti mano draugai irgi pradėjo verslą savo, tai su reklama. Ir tada aš jiems padėjau ten šiek tiek irgi sugalvoti pavadinimą, ten kaip turėtų visą svetainę atrodyti ir taip toliau, tada jie mane pasikvietė ir dabar aš esu kaip jų, nežinau, nuo pat pradžio mes kartu dirbam ir dabar viskas tiesiog išaugo į tai, ką dabar darau. Kažką didesnį. Tai galvoju visada buvo pilna minčių pavadinimam, viskam, o kada atėjo pirmosios mintis eilėraščius kurti? Nes toks žanras iš tikrųjų nėra standartinis. Nežinau, negaliu pasakyti tiksliai kada, galbūt, kai, nežinau, tiesiog rašiau ir taip pabandžiau, žmonėms patiko ir tiesiog kažkaip taip išėjo. Tai patys pirmieji atsiliepimai buvo susilaukėt palaikymo, nebuvo kažkokios kritikos? Ne, iš tikrųjų, tai aš pradėjau visų pirma, buvo taip, kad, kaip jau sakiau, pradėjau rašyti tokius tos samprotavimus rašinius, tada buvo taip, kad man mokytoja ir pasakė, kad man lietuvių kalbos egzaminė nepasiseks greičiausiai labai gerai, jinai buvo teisi. Ir iš esmės todėl, kad parašiau vieną rašinį egzamino metu, tada parašiau dar kitą, tokį, kurį, nusprendžiau, kad noriu parašyti taip, kaip noriu parašyti. Ten su paskriptum parašiau, tai po to nelabai paėjo. Bet esmė tame, kad aš parašiau dar prieš tą egzaminą į Lietuvos rytą straipsnį, nusiunčiau ir nesitikėjau, kad jį išspausdins. Ir buvo vasara, kažkaip neturėjau ką veikti. Ir susikūriau Facebooką, lygtais atsimenu, ir galvojau pasigūglinsiu save. Tai pasigūglinau ir žiūriu, kad mano straipsnį spausdino, publikavo Lietuvos rytas. Tada nusprendžiau, kad galbūt man visai būtų fainai pačiam dar daugiau kažką parašyti, nes radau piktų komentarų, tai supratau, kad galima paerzinti žmonės. Tai tada pradėjau rašyti internete straipsnius visokius, tiesiog savo malonumui. Ir aš neturėjau tų skaitytojų, galima sakyti, nieko neturėjau, bet laikui bėgant kažkaip jau vis atsirado daugiau ir tiesiog tai tiesą sakys pamiršau klausimą. Pasako daug kitų dalykų, viskas labai gerai. Apie eilėraštį pradžią. Tai esmė tame, kad viskas taip gavos, kad tie straipsniai tenais būdavo talpinami blogas.lt, ten patekdavo į topus, tada nusprendžiau, kad galima pasižiūrėti, kiek žmonių perskaito tas straipsnis, pamačiau, kad daug. Tada supratau, kad jie rodo reklamas tiems skaitytojams, kuriuos aš atvedu. Tada supratau, kad aš nenoriu, kad žmonės matytų reklamas ir tada nusprendžiau, kad galima dėti tik Facebook'e. Tada pradėjau dėti Facebook'e ir tada gavos taip, kad gavos kaip dabar ir kad viską po šiek tiek trumpinau. Netrumpinau, bet ta prasme pasikeitė visas tas formatas toksai. Bet ne visada aš rašau tokius, rašau ilgesnius. O ar knygoje pačioje irgi yra ilgesnė formatai šiaip labiau? Daugiausia yra tai, ką aš sudėjęs į Facebooką, plus dar ko nesudėjęs šiek tiek, bet iš esmės, aišku, aš turiu prirašęs daug visko, bet galvoju, gal žmonėm nereikia tiek daug visko, turiu omeny, pats labai kritiškai žiūriu tai, ką viešinu ir galbūt tai, kas man pačiam jau atrodo tikrai geriausia, tai tik tą ir dedu. Tai vis dėlto kažkokios baimės prieš dedant, publikuojant savo kūrybą lieka? Ne. Ne baimės, tiesiog? Ne, turiu omeny, pats maždaug įsivaizduoju, kaip čia pasakyti. Galbūt kartais yra tiesiog tokių dalykų, kurių galbūt žmonės gali nesuprasti ir kai nuo to pradėti yra gana sunku. Man atrodo, kaip ir bet koks, tarkim, filmo kūrėjas arba, nežinau, muzikos kūrėjas įeina su kažkokiu savo to stilium. Ir jisai nepradeda nuo kažkokių visiškų eksperimentų, jisai daro tai, ką jis yra įsibandęs, kur yra stipriausias. Tai visus tos dalykus, kuriuos aš jaučiu, kad dar man reikia tobulinti, tai tiesiog aš jų nededu ir tiek. Supratau, o pačioj pradžioj, bet ir tos straipsnius siunčiant, skelbiant, ar buvo kažkokios baimės? Ar teko įveikti? Ne, iš tikrųjų nėra tokios, nežinau, man atrodo, kad jeigu tau nepasiseks, tai
nežinau, nieko čia baisaus, tai kažką kitą gali daryti, gal, nu, nežinau, visada maksimum yra gali dirbti. Na, aš aišku irgi jokauju, nes viskas ten ok. Tai va, tai yra, man atrodo, svarbiausia yra jo, nebijot savęs visų pirma. Tai, o ką kitą apie tą pagalvos, tai čia... Nu, dar vienas komentaras. Jo, tai va, tiesiog, nežinau, viskas ok. O ar turit kažkokių autoritetų, kieno skaitėt, galbūt kažkokių rašytojų daug, į ką lygiuojatės, ar iš ko įkvėpimo sėmėtės, kaip jau patyrusių? Šiaip esu perskaitęs beveik visas Bukovskio knygas, man žiauriai patinka ir iš tikrųjų iš tokių rašytojų labai daug neturiu kažkokių favoritų. Man patinka Remarko knygos, patinka Hemingvėjaus knygos, patinka, jeigu iš tokių poetų galbūt labiau, tai iš esmės iš tų lietuviškų man, nežinau, visai patinka Mačernis. Bet iš tikrųjų nesu kažkoks didelis skaitytojas, knygų ten maniakas. Ir visą laiką savo sakau, čia reiktų knygą paskaityti, bet grįžti namo ir serialą žiūrėti kokį. Maloniau kurti negu skaityti. Nu, iš esmės, kai prieš kažką rašydamas, visą laiką bent stengiuosi kažkokius pasižiūrėti, kaip čia pasakyti, kažkokius užsienio pasiskaitau rašytojų visokius. Tiesiog šiaip suvedi į kokį Tumblrį, maždaug, kad tau uždirbintų kažkokias mintis, nu, pavyzdžiui, kas yra tau aktualu, tada sukelia kažkokią vidinę emociją, plus galbūt kažką pats prisimeni, kažką sugalvoji. Ir aišku, dar kitas dalykas, jeigu nėra tokios galimybės ar paskaityti ar kažką, tada klausai muzikos kažkokios arba, nežinau, žiūri žmonės, tai va, tai tokius naudoju dirgiklius, aš taip vadinu jas, nes tai, kas tavie sukelia tokį, nežinau, net neįsivaizduoju kaip vadint, nu, padaro taip, kad tu kažkaip pradedi toks, nežinau, paimi rašai. Tai va. Būna tokių momentų, kai visiškai nesinori rašyti, kaip kitiem gal būna ir savaitę, ir mėno, ar vis palaipsniui kažką stengiate sukurti? Buvo anksčiau tokių, bet čia yra tokia labiau vidinė baimė, kad tu esi už kažką atsakingas, kad tau dabar reikia parašyti, bet tai nevelna, man nereikia, man niekas neliepia, kad aš turiu parašyti. Svarbiausia nuramint save, tada paimi savis į rankas atsisėdė, 2 valandas sėdė, jeigu rašai, viską nubraukė, arba žinai, kad čia nesąmonė kažkokia, nes būna, tarkim, ten rašai ir tiesiog rašai, pavyzdžiui, čia yra mineralinio buteliukas. Tiesiog maždaug, nes jeigu sėdi kur nors kavinėje, žmonės galvos, kad visai išprotės žmogus sėdi. Jeigu sėdi su išnuku ir tiesiog taip žiūri. Nu tai va, tai tiesiog kažką rašai, tada tipo užverti ir visi galvoja, wow, čia daug prirašė. Tai va, o iš tikrųjų gali tu tą dieną niekur neparašyti. Aišku, tokių dabar jau labai retai būna dienų, bet anksčiau būdavo. O vis dėlto į ką labiau kreipia dėmesį? Ar į tą vidinį norą parašyti kažką, ar ir į auditoriją, kad kažkas palaikins, kad kažkam čia bus aktualu? Nu, aš negalvoju apie tai, kas palaikins ar kas nepalaikins. Aišku, smagu yra, kai žmonės dalinasi ir čia yra man, nežinau, tikrai daug reiškia tas dalykas, todėl kad jeigu žmonės mane supranta, jeigu jie randa kažką mano tose žodžiuose, tai viskas, nežinau, ko daugiau norėt. Bet visų pirma, aš rašau todėl ir rašiau, kai net neturėjau tų skaitytojų. Todėl, kad man pačiam tai yra kažkokia, nežinau, mini meditacija galbūt kažkoks, nežinau, kartais tiesiog būni su draugais, arba išeini kažkur, nežinau, vakare, ar būni darbe ir tiesiog supranti vis tiek, kad nori pabūti vienas, ir aš žiūri, mėgstu būti vienas, tai tada tiesiog susikrauni krepšį, kompą, ta prasme, įsidedis. ir varai kažkur atsisėdi, geri kavą ir kažką rašai. O įkvėpimas, ar turit kažkokį vieną didžiausią šaltinį to įkvėpimo, ar viską aplinką stebint? Tai įkvėpimas turbūt yra toks, tiesiog per laiką viskas sukrenta. Yra dalykų, kurie yra pasąmoniai ir jie, sakau, naudojant tos dirgiklius, tu jas vis pabudini kažkaip. Arba jie atsiranda nauji. Arba, pavyzdžiui, būna, tarkim, vasarą labai mėgstu sėdėti lauke, tada aš matau žmonės vaikščiančius ir matau, kaip, tarkim, jie eina pykstasi arba, nežinau, sėdi vienas priešais kitą ir smartfonuose sulinda, ten kažką daro. Tai tiesiog ir matai, analizuoji ir tada kažkas iš kažko gaunasi. Pavyzdžiui, vieną kartą mačiau, kai sėdėjo tokie jaunuoliai, nu aš pats irgi jaunuolis, tai va, tai gal šiek tiek jaunesnių už mane. Tai va, tai jie sėdėjo, paliko daug šiukšlių prie staliuko ir kažkaip, nežinau, parašiau apie tas šiukšlės.
Tai va, tai čia kaip pavyzdys tiesiog. O tokių įkvėpimų tai daugiausia, aišku, kažkokie žmonės, kuriuos sutinki savo gyvenime. Tai ar daug tos kūrybos yra būtent iš asmeninio gyvenimo? Tai taip. Turbūt didžioji dauguma ir yra, ar ne? Nu, aš manau, kad net ir tie, kurie kuria science fiction knygas, galbūt jie irgi savo mintise ten kažką susikuria, nežinau. Nes nelabai turbūt ten, kaip sakyt, pamatysi Star Warsus kažkur už lango ir apie juos parašysi, bet vis tiek man atrodo, kad turi būti kažkas išjausta, kažkas išgyventa, kad sugebėtum tai pateikti, kad žmonės irgi pajustų, kad, nu jo, čia jis tipo parašė taip, kad, nu, turbūt jis tą ir jautė, nes jeigu net irgi klausant muzikos, pavyzdžiui, arba girdint, kaip šneka, tarkim, pažiūrėkim, kaip šneka koks nors politikas, iš karto matosi, kad jis šneka ne jisai, o kažkas, kas yra parašta iš anksto, arba galbūt tiesiog jis net nesugeba pasakyti, nes jis pats to netiki. Tai man atrodo, va čia ir yra tas svarbiausias dalykas, jeigu tu šnekėsi tai, ko tu tiki, ką tu pats esi išjautęs, tai tada ir viskas ir tam pažiūri tikra. Tai visas didžiausias turbūt pasisekimas atėjo tada, kai pradėjo rašyti viską iš savęs ir žmonės pradėjo matyti, ar ne? Aš visada rašiau iš savęs, jo. Ir kaip atėjo ta mintis parašyti knygą, sudėti viską, ar tai jau buvo kad pasisekimo, kaip ir vaisius, kad atsirado daugiau skaitančių ir kažkaip reikėjo jiems kažką duoti daugiau? Čia šiaip geras klausimas, todėl kad jau galvojau galbūt ir anksčiau tai padaryti, bet man vienas pažįstamas, kuris yra vyresnis už mane ir jisai yra šiaip labai protingas toks žmogus, nu, galima sakyti, aš jį labai gerbiu ir jisai man sakė, aš jam pasakiau, kad aš norėčiau išleisti knygą, bet čia buvo dar prieš kokius 3 mėnesius. Ir nežinau, kad šį bakimą, jaučiu kažką nusišnekėjau, bet nesvarbu. Ne, tiesiog visi turbūt galvoja, kad tai dar seniau buvo. Kad viskas taip keičiasi. Jo, supratau, gali būti. Tai va, tai jisai man sakė, tu šiek tiek sako palauk, kol tau kas nors parašys, kodėl tu neleidi knygos, kad paklausų. Nu ir aš palaukiau, tam buvo už porą dienų gal tada. Likimas. Jo, tai va, tai tada nusprendžiau, kad noriu padaryti tai ir tada nieko nedariau. Tai va, ir tada man kitas draugas, kuris dirba kitoje, kaip reklamos agentūrai, galima pasakyti, žodžiu, visi dabar dirba reklamos agentūrai. Mano pažįstami kažkaip, nežinau. Tai va, jūs turbūt ne. Nes... Tai va, tai... Jisai man sako, tai pabandom gal kažką ir aš sakau, pabandom. Tada jisai sako, tai tau reikia visą tekstą dabar suvesti kompą. Ir aš tada sakau, gerai, tada nedariau nieko kokį mėnesį. Ir tada visai buvau pamiršęs, tada sako, tai va, tai žiūrėk, čia tau reikia išsirinkti viršelį. Tada aš išrinkau viršelį, tada vėl nedariau porą savaičių nieko. Ir tada jau sako, jau viskas, jau reikia maketuoti. Tada aš suvedžiau viską, nu kokią savaitę tikrai jau sėdėjau normaliai. Po darbą kasdieną beveik suvedžiau viską ir tiesiog pridaviau maketavimui ir nežinau, ir viskas kažkaip taip išėjo. O pavadinimas Knieditos mintis iš kur toks kilęs? Šiaip iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai ne aš sugalvojau, nes mano mamos viena draugė kažkodėl tais žiauriai keista, kaip pavyzdžiui, man mama sako, mano ten bendradarbė skaito tavo, nu, ką tu rašai. Tai va, tai ir panašiai, nu, tiesiog kažkaip būna keista. Nenori čia, galima sakyti, what the fuck? Pasakė, tai manau, kad gali. Tai va, tai, žodžiu, ir jinai sakė, jai patiko vienas eilėraštis, kur buvo parašyta žodis su Knieditos mintis, ir tada jinai sako, mano mama sako, kad galbūt jinai jos bendradarbė sakė, kad galbūt tai galėtų būti pavadinimas. Ir aš tada sakau, nu, nemanau. Bet tada, kai atėjo laikas sugalvoti pavadinimą, supratau, kad tai yra vienas sunkiausių dalykų, nes tikrai su pavadinimus yra labai sunku sugalvoti. Ir vien galvoju, kas bus, kai, tarkim, vaikas gims. Žiauriai sunku, jo, irgi reikės vardą sugalvoti. Tai va, tai todėl kartais tėvai išrenka tėčio vardą duoda, pavyzdžiui. Mamos arčiau kažkodėl. Tai va, tai
Esmė tame, kad tas pavadinimas taip ir tapo. Nu, iš esmės jisai man patinka, nes čia galima labai daug pritempti. Tai va. Jis vis dėlto iš eilėraščio, ar ne? Jo. Tai, su pastumėjimu. Jo, galbūt nesinorėjo tokio dėti, kaip yra visokie tie tokie poetiški, ten minčių, ten vieškeliai, nu nežinau, labai kažkas tokio, iš tikrųjų labai yra, man atrodo, kad tas pavadinimas, iš vis žmonės labai stengiasi sukurti tai, arba save pateikti dažnai tuo, ko nėra ir aš, pavyzdžiui, tokį nenoriu būti. Tai ir pagalvojau, kad bus visai gal iššūkis, kai pavadinimas neturi kažkokios jau visiškai stiprios reikšmės. Tai va. Tai labai daug, kaip supratau, pagalbos ir tokių net ir likimo, kaip ir posakių buvo iš kitų žmonių, būtent į tą knygą rašant. Nerašant, bet... Nerašant, tiksliau, atsiprašau, kuriant ir maketuojant ir visą tą būtent su tuo procesu. Kaip manot, ar būtų galima tiesiog pasilikti tokią profesiją rašytojas? Ir tada taip pat žmonės irgi palaikytų tie patys, kurie padėjo su tą knygą, jeigu pasirinktume tik tokį kelią? Nežinau, galbūt ir padėtų. Šiaip iš tikrųjų, man draugai labai daug padėjo būtent su šitų dalykų, nes, tarkim, visą šį savaitgalį reikėjo visas tas knygas supakuoti ir taip toliau. Tai mūsų gana daug ten susirinko, tai viską gana greit padarėm, iš tikrųjų. Net buvo pasisiūlę, sako, nes man reikėjo pasirašyti iš viso, tiksliau kažką parašyti 1000 knygų iš viso. Tai jau kaip šiek tiek jau buvau ties reanimacijos zona, jau buvo medikai iškviesti, aš šokauju, aišku. Tai jau kai kurias siūlė, sako, gal už tai galima pasirašyti, tiesiog, kas pamatys. Tai va, bet aš sakiau, ne, tiesiog man pačiam kažkaip būtų buvę nesmagu žinoti tokį faktą, kad aš išdūriu žmonės, tai va. O kaip pats manat, ar būtų galima šiais laikais būti tiesiog rašytoju? Kaip pats vertina tą profesiją? Nežinau, gal ir galima, nes man atrodo yra tokių žmonių. O pats ar galėtumėt, ar vis dėlto nėra to noro? Ne, aš manau, kad rašytojas... Čia geras klausimas, iš tikrųjų labai sunku pasakyti, kas yra tas rašytojas, nes iš to uždirbti galbūt ir įmanoma, bet tada turi būti tas toks jau labai produktyvus rašytojas. Ir yra rašytojai, bent aš kaip juos įsivaizduoju, ir aš manau, kad aš klaidingai galbūt įsivaizduoju, bet tie rašytojai, kurie gyvena tą bohemišką gyvenimą, tai aš jo, pavyzdžiui, visiškai nenoriu ir aš jo niekada negyvenau ir tikiuosi niekada negyvensiu. Tai dėl to ir vengiu to tokio žodžio rašytojas, nes man iš karto rašytojas, tai toks beretė iš karto tokia, ten vyną geria, arba, nežinau, arba vynų užsigeria. Tai esmė tame, kad aš aišku čia viską ironizuoju, bet bent jau visuomenė yra toks įvaizdis susidaręs, kad rašytojas, tai jisai nelabai turi pinigų ir nelabai apskritai yra toksai, visuomeniškas galbūt. Kita vertus yra kiti rašytojai, kurie gyvena užsienį ir jie važinėja ten su Ferrari ir panašiai. Tai jie yra visai kitokie žmonės, kita auditorija tiesiog yra. Tai va. O kaip pats apibrėžtumėt, kas jums yra rašytojas? Nes sakot, sunku ten tą ir savo, kai įsivaizduoti ir patį tą dalyką. Šiaip, jeigu iš rašytojo, nežinau, kas nors žinojo serialą Californication. Ja, tai va, tai aš buvau žiauriai, kaip čia, nežinau, taip jau liaudiškai pasakęs pasinešęs ant to serialo, nes tai aš taip įsivaizdavau šiuolaikišką rašytoją, bet jis, ta prasme, netikrovė tai yra. Man atrodo, kad rašytojas yra žmogus, kuris rašo ir kurį žmonės skaito nebūtinai todėl, kad jis yra matomas arba kad jis yra kažkoksai išskirtinis žmogus, bet kai skaitoja tekstus, kad žmonės kažką atranda savo savęs dalį, jie nebūtinai tai galbūt interpretuoja, bet tiesiog jeigu priverčia žmogų pasimti ir iškeisti tą kažkokį kitą laisvalaikio praleidimo būdą į skaitymą, arba kai tau yra sunku, tai man atrodo, čia ir yra rašytojas, tai žmogus, kuris per popierių, per kažkokius žodžius sugeba būti ir galbūt kažkoks psichologas, geras draugas, arba mergina, arba vaikinas, nežinau. Tai va, tai man atrodo, čia yra rašytojas. O jūs savo kūrybą bandot pakeisti žmonių požiūrį, bandot pabūti tuo jūsų įvardymu psichologu kažkam?
nežinau, čia reikia žmonių iš tikrųjų klausti, bet man gauna aš visokių tokių klausimų, kur kartais net nežinau, ką atsakyti, nu, nes aš iš tikrųjų nesu kažkoks tam patarėjas, nežinau. Tai, bet man atrodo, jeigu žmonės klausia, tai galbūt jie tikisi to sulaukto atsakymo. Tai nežinau, iš tikrųjų sunku pasakyti. O gal turit kokį nors atvejį vieną, iš tų paklaustų, gal net ir kurioziškų, juokingų situacijų, ką norėtumėt papasakoti? Ar iš gerbėjų, ar iš tiesiog klausiančių? Nu, iš tikrųjų, tai šitų klausimų visą laiką stengiuosi būti šiek tiek konfidencialus, nes net nei savo draugam nepasakoju tokių dalykų, todėl kad čia yra tokia labai asmeniška zona, nes tai, ką žmonės man parašo ir kad jie išdrįsta man parašyti, yra kažkas nerealaus, nes aš, pavyzdžiui, niekada neišdrįsčiau parašyti nepažįstamam žmogui ir papasakoti savo kažkokią gyvenimo istoriją, ten kažkokį nutikimą. Bet tokių juokingų kaip nelabai iš tikrųjų būna, man atrodo, arba aš gal neprisimenu. O tokių, kad prašytų kažką asmeniško sukurti, ar idėjų semtis iš jūsų, ar būna klausimų? Jo, kad kažką sukurti, tai būna. Šiaip vienas vaikinas čia man paskambino ir jisai nusipirko knygą, nes jisai sugalvojo ją įdėti žiedą ir pasipiršt merginai. Nu, ta prasme, va tokių visokių, ir dabar ypač buvo tokių visokių įdomių. Viena mergina, mačiau, man atsiuntė iš viso, išsitatuiravo mano žodžius, kažkaip. Ir tada toksai, nežinau, net tiesiog kažkaip pasakytum, kam nors kokiam draugui, tai sakytų tą žodį, what the fuck. Tai va, tai tokie ir kurioziški dalykai iš tikrųjų būna. Bet vis tiek malonu sulaukti dėmesio, ar geriau kartais būtų kurt savo, ramiai ir kad niekas taip nelįstų į viešumą, ar vis dėlto siekia to, kad... Ne, aš nenoriu būti toj kažkokiai, nežinau, viešumoje, ten žmonės LT ar šokių projekte. Tai, nes nemoku šokti, šiaip tikrai norėčiau. Juokauju, aišku. Tai, ne, iš tikrųjų man to nereikia, nes man atrodo patys žmonės susiranda ir, tarkim, čia būtų man žymiai smagiau negu kažkokiam, nežinau, ten interviu, kur iš tikrųjų tam žmogui visiškai neįdomu. Turiu omeny tas žmogus, kuris manęs kažko klaustų ir jis galvotų apie klikus, kurias gaus, kad aš jeigu ten užsidėsiu pas save. Tai va, tai šiaip iš tikrųjų žiauriai geras dalykas yra tai, kad susipažinau su labai daug žmonių ir tokių, kuriuos anksčiau slapta gerbdavau arba net pavydėdavau jiems. Ir tada supratau, kad iš tikrųjų jie irgi tokie pat žmonės kaip ir aš. Ir nežinau, taip gaunasi, kad tas toksai, ne tai kad viešumas, bet tai, ką aš dabar darau, man tiesiog suteikia daug labai galimybių naujų. Ir, sakau, labai fainai, kai gali susipažinti su tai žmonėm, su kuriais, ko gero, šiaip nebūčiau galėjęs susipažinti. Tai visas tos galimybės atsirado būtent dėl to, kad pradėjot labiau rodytis ir visą tą rašyti, ar tiesiog irgi kaip likimas, kaip ir kažkokios pastabos žmonių atsirado gyvenime tie žmonės? Jo, tai tarkim labai buvo smagu, iš tikrųjų, kai man parašė Beata Tiškevič ir mane pasikvietė į savo laidą, tai aš atsimenu iš viso, tai pamačiau kompę tą žinutę, tai taip buvo, taip delnai net sudrėko. Nes, to prasme, gal netyčia, gal čia ne man. Tai va, ir iš tikrųjų, tai esmė tame, kad ir yra tas, nes jinai man tikrai nebūtų parašęs, iš kur man būtų parašęs, tai nebūtų susiradęs kažkokią šiaip, nežinau, ne tai, kad šiaip, bet jeigu aš nebūčiau rašęs, tai va. O šiaip jūs esate tikintis? Tikintis kuo? Bet aplamai, ar esate tikintis, ar kažkoks yra dvasinis pasaulis, kad tikit gal likimu, gal Dievu, gal kažkuo, kas padeda, parodo? Jo, aš esu tikintis. Ir jeigu nepaslaptis, būtent kuo? Aš tikiu, aš einu į bažnyčią, ne kiekvieną sekmadienį, bet iš tikrųjų, tai nežinau, čia galbūt nuvilsiu visus čia ateistus, kurių manau čia yra dauguma, bet šiaip iš tikrųjų yra, bent jau aš taip galvoju, kad
Dievas yra ir aš dažnai prašau visokių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu man kažkas nesiseka, aš visą laiką prašau, kad man sutiktų kažkokį jėgų ir taip toliau, bet niekada dar nenuvylė manęs. Tai, manau, įrodymas, kad viskas okei. O ar tikėjimą priskiriat prie savo kažkokių vertybių ir ar tas atsispindi jūsų kūrybai? Kūrybai nesispindi tikrai. O ar yra kažkokios tam tikros vertybės, kurios dažnai atsispindėtų kūryba, ar kūryba visiškai laisvai ir apie viską? Šiaip daugiausia galbūt ne kažkokios vertybės, bet man patinka kai kurios temos, kurios viena iš man labiausiai patinkančių temų, apie kurią mėgstu šnekėti ir rašyti, tai yra vienatvė. Nes man atrodo, kad vienatvė yra absoliučiai neišvengiamas dalykas, nesvarbu, ar tu turėtum kažkokius žmonės aplinkui save, bet tu vis tiek kažkada būni vienas. Dar viena irgi, apie ką žiūri, mėgstu galvot, šnekėt, nes šnekėt gana sunku, nes tada žmonės galvoja, kad tu, manti, tau kažkas ne taip. Tai yra tuštuma, nes irgi visą laiką jauti kažkokį tokį, nežinau, tokią tuštumą ir tas rašymas galbūt man irgi tą tuštumą padeda užpildyti. Tai čia yra pagrindinės temos, o šiaip mėgstu rašyti apie galbūt jausmus, apie meilę, bet tai nėra, aš daugiausia rašau apie vienatvę iš tikrųjų. Supratau. Tai nėra kažko, kam būtų skirta adresuota būtent, jeigu rašot apie meilę, nes žinau, kad panelėm kyla klausimą, ar yra kažkas, kam būtent skirtas tos eilės? Ar galvojate apie kažką konkrečiai? Tai visada apie kažką galvoju, tai logiška. Iš tikrųjų nelabai norėčiau ir galėčiau šitą klausimą sakyti. Tai perikim prie kito klausimų. Gal truputį nuo kūrybos nukrypkim, nes žinau, kad tikrai dažnai apie tenka kalbėti. Gal papasakotumėt, kuo užsiimat laisvalaikiu, kai nekuriat? Kokie šiaip jūsų pomėgiai? Koks tas gyvenimas? Šiaip mėgstu sportuoti, žaidžiu krepšinį, lankau sporto klubą, mėgstu eiti su draugais kažkur, žiūrėti filmus, klausyti muzikos. O sportas tik tai mėgėjiškai ar profesionaliai? Ne, aš žaidžiu Kauno lygoje, bet ta prasme ten yra mėgėjiškai ir šiais metais iš vis neturiu laiko beveik tą daryti. Tai šiek tiek liūdna, bet vis tiek, kadangi profesionalas nebūsiu ir nežinau. Tai iš tikrųjų žiūri tai kaip į kažkokią atsipalaidavimo būdą, nes sportuodamas arba kažką darydamas tai, kur tavo mintis gali nukeliauti kažkur, tai yra irgi tokia kaip mini meditacija, išsiriekti ant komandos draugų ir panašiai. Tai yra tiesiog tokie laisvalaikio būdai, kažkoks aktyvus sportas ir taip toliau, tai iš tikrųjų padeda labai galvą išvalyti nuo visko. O labiau renkatės komandinius tos žaidimus sportą, ar kur vienas, ne šiaip sakėt, mėgstat vienatvę? Ne, bet būtent ta vienatvė tai nereiškia, kad aš mėgstu būti visą laiką vienas, ten užsidarau ir ten, nežinau, žiūriu filmus su Ryanu Goslingu. Nežinau, mėgstu visokį sportą, nežinau, šiaip iš esmės, ko gero, esu labiau galbūt individualistas, nes mėgstu ir pavadovauti ir taip toliau, bet iš tikrųjų man patinka būti ir komandai, nes tada ir gali pasirodyti, kad tu... Kam pavadovauti? Jo, ta prasme, kad tu esi individualistas, tai nežinau. O sakėt, kad nelabai yra laiko dabar, o šventėm ruoštis spėt, kalėdos ateina, ar yra kažkokių tradicijų, ar laiko surandat? Tradicijos tai tokios, kad iš tikrųjų svarbiausia yra pabūti su šeima ir galbūt tos kalėdos. Šiaip iš tikrųjų man kalėdos labiausiai patinka, kaip ir galbūt gimtadienis, kai turiu omeny gimtadienio vakaras, nes būna toksai, kaip ir būni žiauriai laimingas, bet kažkokia vis tiek tokia melancholija būna viduje. Tai todėl kalėdos man yra toksai, nežinau, stebuklingas metas, galbūt taip galima pasakyti. Ir tradicijos, nežinau, iš tikrųjų nelabai kažkokio yra daugiau, o ar laukiu, tai... Ar ruoštis, tai nežinau, iš tikrųjų ruoštis, tai nieko aš nesiruošiu joms, reikės pradėti galbūt dovanas pirkti, bet turbūt čia bus paskutinė diena, kaip ir visiems. Gal knygas dovanosit? Nežinau, man atrodo, kaip šiek tiek būtų toks,
Nelabai. Jo, wow, kaip sutapo Kalėdų senis. Mano knygą tą padovanojo. Pats kaip dovanojo. Jo, iš kur aš žinojau. Tai va, tai... Supratau, tai šeimoje kažkokių ten ypatingų dalykų, kaip būna, nežinau, paruoš būtent tą patiekalą, arba būtent tą rytą nueiti tą vietą neturit, ar ne? Kažkokių išskirtinių tradicijų? Nelabai, iš tikrųjų. Man iš visi tie, šiaip, aš nežinau, galbūt pas mane yra taip. Nelabai aš esu iš vis matęs, čia man šiek tiek primena tos amerikietiškus filmus, kur važiuoja visa šeima, jie ten dainuoja, linguoja. Nežinau, man atrodo, taip nelabai būna, nes, nežinau, aš taip manau, kad taip nebūna. Tai svarbiausia buvimas su šeima, ar ne? Švenčių. Jo, ten visi tie šeiminiai, kaip palieki brolį namuose, kaip per vienas namuose, panašiai. Tekė taip? Ne, aišku, ne. O pačiam pasilikti irgi neteko? Ne, neteko. Vieną kartą teko iš tikrųjų naujus metus sutikti vienam, bet, su šuniu. Nes paskutinę prieš naujus metus vakare nusprendėm atšvęsti naujų metų išvakarės. Ir tada kažkaip vakare dar nusprendėm nuėti suvalgyti po kebabą, tai gavos taip, kad likau vienas namuose. Išvarė net tėvai pas draugus, aš likau vienas, atsimenu. Tai va, ar labai liūdna buvo? Ne. Buvo žiūri fainai, nes atsikeliu ryte, vedžiojau šunį ir ne vieno žmogaus nebuvo taip daug fejerverkų, tų visokių likučių buvo, nežinau, kažkaip buvo visai fainai. O kaip geriau yra, būt tarp žmonių ar būt vienam? Kaip kada, turbūt, nežinau. Manau, kad ir būna tas toks dalykas, aš esu kažkur matęs visokios ten ingegos ir panašiai, kad visiems žmonėms tai būna, kad tarkim, išeini kažkur pabūt su draugais, bet tu jau mintyse galvoji, kodėl aš čia jau galiu likti namuose ir, nežinau, nieko neveikti. Arba kartais būna namuose, būna penktadienis ir tada galvoji, kaip visi čia smagiai leidžia laiko, aš čia, nežinau, nieko neveikiu. Tai va, tai visą laiką būni nepatenkintas kažkuo savim ir yragi ten netgi kažkoks pasakymas, net ne kažkoks, o kad duok žmogui saulę, jis norės ledą. Tai čia tas pats yra, manau, visiems tas pats galioja. O kaip man, kad žmogus būtų patenkintas, būtų sėkmingas, kokių savybių, ko jam gyvenime reikia? Nežinau, man šiek tiek toks, ne tai kad klausimas, bet mano atsakymas iš karto gali skambėti, kaip būna tie Forum 1 visi bičiai, kur užvedinė ten Let's Do It ten ir taip toliau, kur žmogus sumoka 7000 litų už bilietą ir jam pasako viskas, ko tau reikia daryti. Tai va, tai aš nenoriu taip ir nuskambėti, bet iš esmės, kad žmogus būtų sėkmingas, tai visų pirma, aišku, reikia patikėti savim, nes yra žmonės, kurie, ir su ko aš pats susidūriau, kad yra žmonių grupė, kurie tiesiog yra kenkti, sukurti. Nežinau kodėl, galbūt kažkaip netyčia išpylė kažkas puodą, kai jie gimė tokio pykčio, nežinau, ar kažkokio, nežinau, kaip pavyzdį galima pasakyti YouTube'o, tarkim, tos filmukus visus, kai sakau, kartais įsijungiu paklausyti dainą prieš miegą ir tada atsiduri tokiai zonai, kai žiūri, kaip su kalkuliatorium galima kiaušinį išsikepti. Turiu omenyje, gaunasi ta YouTube'o kelionė, kur užtrunka visą naktį. Tai esmė tame, kad kartais nuklysti į tokius ten, kur pavyzdžiui kareivį pasitinka šuonį, jo nematęs 3 metus. Ir ten jau beveik ašaras akyse būna ir panašiai. Ir vis tiek būna dislike. Ta prasme, kas gali spausti dislike? Tai va. Tai tiesiog yra tokia žmonių grupė, kurie yra sukurti tam, kad jie nesąmonę spausiu dislike arba ten. Tai va, tai jeigu į tos žmonės kažkaip sugebėsi nekreipti dėmesio, o jų yra tikrai daug, net tavo gali būti šeimoje tokių žmonių, tai tada tau tikrai pasiseks. O ar save laiko sėkmingu? Ar pavyksta atsiriboti būtent nuo tų dislaikų spaudinėtojų? Iš tikrųjų, norėčiau išmokti tai padaryti, bet yra labai sudėtinga, nes kartais žmonės, kai tau kažką parašo, kažką tau pasako, ir tada tu galvoji, kad tu turi juos įtikinti kitaip. Bet yra tiesiog, tai yra panašiai būtų, kaip, nežinau, kaip sakoma, su pliuku pešiotis.
Nes tiesiog tu jam gali atrašyti kažką, iš pradžių galbūt net iš tos ironiškos pusės, jo, tu čia teisingai skai ir jis galvos, jis pats pripažino. Tai va, nes čia kalbu iš savo patirties, tai va, o jeigu tu jam rašysi tiesiogiai kažką tokio atsakomo, tai tiesiog tavo visi, kurie stebės tą ginčą galbūt, arba girdės jį, tai tiesiog galvos, kad tu nusileidi iki jo lygio ir svarbiausia, kad su kažkokiu, gal negražiai pasakysiu, bet su durnium ginčytis, tai tau nėra šansų laimėti, nes jis turi daugiau patirties. Tai vis dėlto stengiatės likti aukščiau, ar ne? Jo, bet sakau, tai padaryti yra labai sunku, tai tas pats, kaip, pavyzdžiui, neskaityti kažkokių komentarų ar taip toliau, bet tai yra padaryti labai sunku. O vis dėlto tai ar laikot save sėkmingu? Iš vis, būtent šitie susitikimai yra susitikimai su lyderiais, tai net iš pradžių nepaklausiau, ar save laikot lyderiu savo gyvenime? Aš nežinau, kas yra tas žodis, ką reiškia iš tikrųjų tas lyderis ir taip toliau. Ar kas yra sėkmingas žmogus. Man atrodo, kad šitą galbūt reikėtų gyvenimo pabaigoje galbūt apgalvot, bet nežinau. Aš esu laimingas žmogus, galbūt ne tiek, kad sėkmingas, bet aš manau, kad yra dalykai, dėl kurių tu gali būti laimingas arba nelaimingas. Tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu tave ten partrenkė mašina arba dar kažkas atsitiko, tai tu negali dėl to liūdėti, nes čia ne nuo tas priklauso. Gal šiek tiek nekoks pavyzdys buvo. Bet kitaip tariant, kad, pavyzdžiui, kažkas tau atsitiko, kas nuo tas visiškai nepriklauso. Tai tu negali leisti tiems dalykams tau padaryti įtaką kažkokią. Tu turi būti nepatenkintas tuo, ką tu gali pats pakeisti. Ir tada, jeigu tu tos dalykus pašalinsi visus, kurie tau kelia kažkokį nepasitenkinimą tavyje, tai tada tu ir būsi tas sėkmingas ar laimingas. Ir aišku, svarbu turėti tikslus kažkokius. Tai čia turbūt ir būtų tas toksai patarimas tiem, kurie siekia tos laimės, siekia savo tikslų. Turbūt. Būti laimingais ir nebūti nelaimingais tada, kada nereikia. Iš tikrųjų, galbūt žmonės tiesiog per daug yra galvoja, kad čia turi būti kažkoks laimės, tas, nežinau, eliksyras ar kažkokia formulė. Man atrodo, kad tokios nėra, nes visi mes esam skirtingi, visų mūsų norai yra skirtingi. Pavyzdžiui, kažkas nori būti veterinaru, aš, pavyzdžiui, negalėčiau jo būti. Arba kažkas nori, nežinau, vairuoti traukinį. Tai jeigu jisai gyvenina tą savo svajonę, man atrodo, jisai ir bus laimingas žmogus, o galbūt mano svajonė yra žymiai didesnė ir man yra sunku ją gyveninti ir galbūt aš būsiu vėliau laimingas, bet tai nereiškia, kad aš niekada toks nebūsiu. Užsiminėte apie svajonės, o ar dabar turit kažkokių tokių svajonių, kurios nebūtų taip labai asmeniškai ir norėtumėt pasidalinti? Kažkokiu artimu metu gal svajonę kažką įgyvendinti? Šiaip iš tikrųjų noriu uždirbti daug pinigų. Gerai. Ne, iš tikrųjų čia nėra kažkokia tokia svajonė, ta tikroji svajonė. Nežinau, šiuo metu galbūt ir yra, jaučiu tokią mini tuštumą, todėl kad atsirado kažkokia, man pasisekė parašyti ir išleisti tą knygą ir dabar yra toksai, ką daryti toliau. Tai čia panašus jausmas galbūt, kai baigi mokyklą ir galvoju, dabar jau kažką reikės daryti, arba baigiu universitetą ir dabar jau reikės dirbti. Tai dabar irgi yra toks gyvenimo epizodas ir iš tikrųjų, nežinau, šiokiam tokiam esu dabar, nežinau, kryžkelėje turbūt. O galvojate apie antrą knygą? Jo, aišku, kad galvoju, bet galbūt norėčiau pabandyti parašyti jau tokią ilgą istoriją ar kažkokią, tai nežinau, kaip tai pavadinti, romaną, novelę, apysaką. Tai bandysiu tai ir padaryti, galbūt tokį užsibrėšiu tikslą, tik dar šiek tiek iki kalėdų stengiuosi, nes kaip ten po kalėdų, ten skolą reikia, kažkas tokio. Iki kalėdų skolas, ar ne? Tai tada geriau po naujų metų ir tada bus jau iki kalėdų bus galima kažkaip ten suspėti. Tai šiaip turiu tokią mintį. Supratau. Manau, kad yra čia labai daug norinčių kažko dar paklausti mūsų svečio, nes atėjo tikrai ne veltui ir komentavot ir viską ir džiaugiatės, kad iš čia yra, tai drąsiai klauskite, aš turbūt pasitrauksiu, kad nesimaišyčiau ir palieku tada jūsų publiką. Gal gali pasilikti. Gal bus maloniau, nes tada atrodys, kad ir aš. Tai
Man po manęs paprašė pasilikti, aš jūsų prašau klausti. Bet... Kas tavo mūza? Būna, aš iš tikrųjų nelabai galiu šitą klausimą atsakyti dėl visokių priežasčių, bet jinai yra kažkokia. Tai va, tiesiog toks atsakymas. Man atrodo, ir tu turi kažkokią. Tai va, tai tada mane supranti. Ar siejate ateitį su reklama? Taip, sieju, nes greitų metų, tiksliau net ne greitų metų, bet dar šiais metais jau steigsim įmonę atskirą dar, kur jau aš būsiu kaip dalininkas ir jau neišvengiamai reikės sieti savo ateitį su ją, nes iš tikrųjų man atrodo, kad man ten visai sekasi ir tai yra visai įdomus dalykas, tai daryti man patinka. Tai galbūt, aišku, irgi yra sudėtingų tokių dalykų, nes reikia bendrauti su klientais, galbūt kartais daryti tai, kas tau nelabai įdomu, arba sugalvoti, tarkim, ten kažkokius šūkius, ten traktorių parduotuviai. Tai, čia iš tikrųjų taip yra, bet turbūt, kad tai man galbūt ir patiks daryti ir vėliau. O iš kur gaunate įkvėpimą kurti tai, kas pavyzdžiui, kam nėra įkvėpimų? Traktorių parduotuvė. Aš galvoju čia apskritai. Tai nežinau, iš tikrųjų yra geriausia taktika yra atsisėsti ir galvoti. Bet ką darant, ta prasme, atsisėdi ir galvoji. Tai čia vienas dalykas, o kitas, tai iš tikrųjų visą laiką stengiuosi susijęti tiek, kai pats rašau kažką, tiek, kai, tarkim, reikia kažką sugalvoti. Visą laiką stengiuosi galvoti apie kažkokią emociją, kokią emociją sukelia tas dalykas. Pavyzdžiui, traktorius, tai mūsų visuomenė yra nusistovėjęs stereotipas, kad traktorininkas tai arba girtas, arba nežinau, vienas variantas. Ne, arba yra provincialus žmogus. Tai va, bet iš tikrųjų nevelnio taip nėra, nes dabar ūkininkai yra jauni žmonės ir iš tikrųjų galiu jums tai užgarantuoti, todėl kad jie netgi Facebook'e dalinasi savo fotkiam, darosi selfius ten tose traktoriuose, kurie kainuoja ten kelis milijonus litų. Tai va, tai esmė tame, kad, tarkim, su traktoriais, tai iš karto aš pagalvojau, kad ūkininkas iš viso yra žmogus, kurį reikėtų žiauriai gerbti, todėl kad jisai padaro taip, kad aš šiandien ryte atsikėlęs galiu valgyti duoną, nes ten jisai kažkokiu būdu sugeba po žemę pakišti grūdelius, kurie po tai išauga, jis nuima ir padaro duoną po to kažkas. Tai va, tai taip ir lygiai tas pats su bet kuriu produktu arba su bet kurio prekiniu ženklu. Reikia tiesiog atrasti tai, kas jį padaro patraukliu. Tai va ir viskas, nežinau, ar atsakiau klausimą. Okay. Aš turiu klausimą, tai sakai, kad dauguma tavo kūrybos vaisių dabar yra išieškojimo arba iš tos, sakai, aštumos. Taip. Bet, sakyčiau, ieškojimo. Galima pakeisti tavo ieškojimą. Ir turbūt esi girdėjęs, kad ieškantis dažnai randa, ar ne? Ar nebijai to laiko, kai galų gale surasi ir pradėsi rašyti iš pilnatvės? Tai aš manau, kad tada bus dar geriau. Nežinau, aš taip norėčiau tikėti, nes iš tikrųjų tai visas tas įkvėpimas ar kažkas ir ateina iš to, kad galbūt kaip dabar rašau iš kažkokio ieškojimo ar iš kažkokios vienatvės ar tuštumos, tai savo mintise aš ir susikuriu visą tą laimę, apie kurią tu ir kalbi. Tai ir tada ir atsiranda tas kažkoks, nežinau, tokia nesustabdoma jėga ir man atrodo, tada, kai žmogus yra laimingas, tai jis gali padaryti, nežinau, kažką, kas yra tiesiog, nežinau, nenusakoma žodžiais. Ir ta būsena, kada tu esi laimingas, pavyzdžiui, aš nežinau kaip jūs, bet aš tom akimirkom, kai būnu žiauriai laimingas, tai man tada net kažkaip toks liūdna pasidaro, nes aš toks kažkoks, kodėl aš toks laimingas, dabar žmonės, pavyzdžiui, ten neturi atsigerti Afrikoje, arba ten, pavyzdžiui, ten Amerikoje užblokavo Instagramą kažkokiam žmogui, ta prasme, įsivaizduoju, kiek yra problemų, aš esu dabar toks žiauriai laimingas. Tai va, tai irgi, ir man atrodo, kad iki galo ta laimė
irgi nėra įmanoma, nes tada irgi galbūt toks pat jausmas, kai tu atlieki kažkokį veiksmą, tą įgyvendinį savo tikslą ir man atrodo mūsų visų tikslas yra būti laimingais ir jeigu mes staiga šiandien visi čia išeinam, visi laimingi, tai man atrodo čia mus, nežinau, rastų kur nors miške, nes užsisvaigę mes, wow, koks aš laimingas, kaip fain. Nu tai turiu omeny, kad laimingų būti 100% galbūt net ir neįmanoma, nežinau, bet aš norėčiau tikėti, kad įmanoma. Šiaip nežinau, ar jūs nors supranta, ką aš nežinau. Ar suprantat? Kada turi dažniausiai, ryte, vakare, po darbo, kaip? Ryte niekada beveik nesu, nieko, ryte iš vis būnu piktas, kaip ir visi turbūt. Tai šiaip dažniausiai po darbo, jeigu randu kažkokių tokių dar jėgų, o šiaip dažniausiai tai mėgstu savaitgaliais, turiu iš vis užsibrėžęs dieną visą laiką sekmadienį, vakare, varau kažkur į miestą pasėdėti. Ir iš tikrųjų, kai tokia pasidarai rutiną, tai tavo net kūnas po to pradeda reikalauti. Maždaug jeigu sekmadienį ten pračilini biškai per ilgai, tada jau sako, ten prasideda tokia, rankos pradeda judėti. Ne, čia aišku, aš juokauju, bet tai iš tikrųjų pats po to pradeda tavo viduje kažkas kirbėti, kad kažkas užsiliko. Vieną savaitę, jeigu nieko nepadarėjai, tai toks, nežinau, labai sunku iš tikrųjų tokį papasakoti. Tiesiog kažką išreikšimo, ar esi viskas yra? Jo, tai va, ir aišku, čia tikrai nėra taip, kad tu ten nieko nedėjai, tarkim, į tą Facebooką, čia ne tame esmė tame, kad, nežinau, panašus jausmas kaip dabar, va, jaučiuosi, iš tikrųjų, aš jaučiuosi žiauriai gerai, bet aš vis dar turiu tokią, ne tai, kad scenos baimę, bet, nežinau, pavyzdžiui, dabar kažkaip biškai drebu visas, nežinau, kodėl, man viskas yra okei, bet vis tiek visas, taip kūnas šeikina. Tai čia gerai, nes sako, kad jeigu žmogui rūpi, tai jis visą laiką prieš eidamas į sceną, net scenai būdamas jaučia tai jau. Galbūt, tai va, turiu omeny tai, kad vis tiek yra kažkokie vidiniai impulsai, kurie va, ir skatina kažką daryti. Tai nebūtinai, tai turi būti rašymas, galbūt tau žiauriai patinka, nežinau, kad ir tą pačią kašę žaisti, man atrodo, jeigu tu žiauriai norėsi žaisti, reiškia, tu ir tau tai reikia daryti. Kaip manot, ar Lietuvos poetai rašytojai turi perspektyvą ateitį Lietuvoje? Geras klausimas ir nežinau, iš tikrųjų, aš pats, jeigu atvirai, nelabai juos skaitau, nes aš nelabai suprantu jų kūrybos galbūt kartais. Galbūt tai yra mokyklos įdiegtas tas dalykas, kad tu būtinai turi, mokykloje ta priverčia, ne tai, kad priverčia, bet tau liepia skaityti ir analizuoti, kas yra blogiausia. Mums neliepia atrasti, tavęs neprašo atsakyti, ką tau sukėlė tie žodžiai, kokią emociją. Tau prašo parašyti tai, ką tas rašytojas norėjo pasakyti. Ir man atrodo, čia yra didžiausia klaida, nes todėl man, pavyzdžiui, žmonės rašo, čia pas tai yra banalu, tarkim, kažkoks sakinys, todėl, kad čia viskas labai aiškiai pasakyta. Bet tai kokią velnę man viską tai paslėp po kažkokiam ten, nežinau, baltom drobuliam ir panašiai. Tai turiu omeny, kad mes visi esam nuo pat jaunų dienų uždaryti kažkokį tokį rėmelį, kad mes būtinai negalime peržengti. Ir tarkim, visi tie, jeigu aš galėčiau pakeisti visą šitą dalyką, tai aš iš viso leisčiau tiem, kurie nenori to daryti, iš viso neanalizuoti, kurie ten, nežinau, matematikos uždavinius sprendžia, bet o tiems, kurie nori analizuoti, jie tegul galėtų iš vis reikšti savo mintis, rašyti savo kažkokius eilėraščius ar kažką tais. Ir tada mes galbūt turėtume tokią kartą, kuri nebijotų kurt, jie nebijotų būti sukritikuoti ir tada galbūt tie poetai turėtų kažkokią ateitį. Nes dar yra kitas dalykas, kad žmonės labai, kaip jau sakiau, mėgsta engti ir kritikuoti, bet tai daryti nepagristai ir todėl Lietuvoje ir posovietinėse valstybėse žmonės labai yra išsigandę parodyti save, parodyti tai, kas mes iš tikrųjų esam. Nes, tarkim, viskas, ką aš, pavyzdžiui, sukuriu asmeniškai, tai ir esu aš. Ir jeigu žmogus man rašo komentarą, čia šūdas, arba tu gaidys, tai aš taip ir jaučiuosi, tą akimirką. Tiksliau, aš taip nesijaučiu, bet jis man tiesiogiai tai pasako. Nors jis iš tikrųjų rašo apie mano kūrybą, bet kūryba mano ir esu aš.
Tai man atrodo, galbūt aš tokią teoriją ir išvedžiau savo galvoj, kad galbūt poetai, rašytojai, jie rašo galbūt ir labai paprastom temom, bet jie apraizgo tai sudėtingais žodžiais, todėl kad šiaip žmonės, kurie nesidomi poeziją arba kažko, tiesiog net nesugebėtų prisikapstyti prie to, ką jie nori pasakyti, ir tada jų negalėtų pasakyti, kad ne, meilės nėra, ten kažkas tokio. Tai va. Tai jūs nesijaudinate dėl to, kad jūs pradės galbūt vadinti rašančių banaliom temom. Tai man jau vadina taip. Tai iš tikrųjų tas irgi šiandien šnekėjau, sakė mergina, apie tą žodį banalus, tai labai sunku pasakyti, kas yra banalu, nes dabar yra labai populiarus tas žodis banalu, viskas banalu. Man čia banaliai, man šitą kalėdų būti yra banali, bet, pavyzdžiui, kai Kaune padaro kažkokį tipo kaip meną, dabar padarė, tada vis tiek atvaro kažkas ir sako, čia banaliai kažkaip vis tiek tas menas, ne? Kitaip tariant, žmonės visi stengiasi būti tokiais išskirtiniais, jiems neišeina, arba jiems išeina, bet tada sako, kad vis tiek tu čia nesi. Aš sakau, kaip geras pavyzdys yra visi Facebooko coveriai, aš nežinau, kokius jūs išsidedat, bet aš, pavyzdžiui, vakarą pagalvojau, reiktų gal čia kokį coverį Facebooko pasikeisti, vis tiek neturiu ką veikti. Tai ir aš gana ilgai rinkausi tą coverį, todėl kad galvojau, ką aš čia noriu pasakyti. Ir iš esmės čia yra problema, nes čia mano Facebookas, kokį noriu, tokį užsidėjau. Ir ta prasme, žmonės, kai dedasi ten visokias, tarkim, Lanos Del Rey, dainų citatas, ar nežinau, kažkokius pseudo, žiauriai kietų filmų citatas ir taip toliau, viskas yra ok, bet tai rodo, kad žmonės nori skleisti kažkokią žinutę, kad jie yra kažkokie kitokie. Tai va, šiaip vėlgi nežinau, kodėl aš apie tai čia pašnekėjau, bet nepykit. Aš norėjau paklausti, jūs vis tiek esate dabar žinomas ir dirbate dar ir kitą darbą. Ar tai prideda jums kažkokio papildomo spaudimo, sakykime, reklamos iš klientų pusės, kažkokio lūkesčio? Iš tikrųjų, tai dar kol kas neprideda. Aš iš viso nelabai mėgstu, net niekada aš nesakau, net varau pas žmogų ir sakau, jau, aš knygą išleidau. Aš tokių dalykų nedarau ir aš net nežinau, ar jie žino apie tai. To pabandysiu pagalvoti, prisimint, ką aš norėjau pasakyti. O šiaip tai iš tikrųjų prideda galbūt tokio papildomo spaudimo apskritai, kad to laiko tokio nėra ir tas, aš niekada buvau nepratęs, kada negali net savo laiko skirti. Turiu omenyje, kad, pavyzdžiui, šiaip aš esu pavargęs dabar šią akimirką ir žinau, kad dar nepalsėsiu kurį laiką ir šiek tiek tas užknisa, nes pagalvoju, kad kiti žmonės visą laiką taip gyvena ir tada pagalvoju, kad kaip tai ištveria. Ar jūs kada nors pagalvojat, kaip koksai Obama, pavyzdžiui, miega? Arba ypač Putinas, jaučius ten turi susivaryti morfijaus prieš miegą. Nes, tikrai labai sudėtinga. Ir tada, kai pagalvoju, dar giliau pagalvoju, kai žmonės, kurie yra jau labai geri entertaineriai, pavyzdžiui, kaip koks ten Michaelas Jacksonas buvo, arba nežinau, kurie daro tokius pasaulinius koncertus. Ir kai prieš tai yra minėta, nežinau, 20, 30, 100 tūkstančių žmonių ir jie visi dainuoja tavo dainą ir po to pagalvoju, kaip tu blemba užmiegi po to, nes tikrai čia yra žiauru. Tai va, tai vėl nežinau, kodėl apie tai pašnekėjau, bet turiu omeny, kad tiesiog yra sunku suderinti 2 darbus vienu metu, bet aš manau, kad man kažkaip galbūt pavyks tai padaryti. Kokia yra nuomonė apie tą tradicinę literatūrinę klasiką, Hemingvėjus, pavyzdžiui, Šekspyras, Džekas Londonas, Tolstojus. Ar tai vis dar yra ta klasika, kurią reikia paskaityti, ar šiuo metu jau pasikeitė ta klasika? Aš tai manau, kad jo, būtina jos paskaityti, nes čia yra vis tiek vieni kiečiausių. Man atrodo, kad mokykloje, aš neskau, kad man atrodo, kad negalima išimti, galbūt ir galima išimti, aš nežinau, bet aš neturiu tokios kompetencijos. Čia yra vis tiek prasideda tokie dalykai, kaip man viena spalva labiau patinka, kitam kita spalva patinka, bet
Mokykloje nėra problema tai, kad yra liepiama skaityti ir taip toliau. Yra problema tai, ką reikalauja mūsų po to atsakyti apie tai, ką mes perskaitėm. Tai, kaip ir sakau, tas pats samprotavimas rašinys. Pavyzdžiui, tau liepia perskaityti knygą kažkokią, bet jie nori, kad tu samprotautum, bet kad tu samprotautum taip, kaip jie nori, kad tu samprotautum. Tai kokia prasmė tada to samprotavimo? Patikrimas įgūdžiai yra, kad tu moki samprotauti. Nu, bet samprotavimas ir yra tai, kad tu samprotauji taip, kaip tu samprotauji. Nes, pavyzdžiui, visus dalykus mes įsivaizduojam skirtingai. Tai jeigu tada iš vis reikia išimti tokį dalyką ir palikti kažkokį, nežinau, kaip yra tas, nežinau, kaip jis ten, nesamprotavimas, nu tas kitas, kaip jis ten. Va, interpretacija. Nu tai va, tai ten viskas yra aišku, nes, nu vis tiek ten jau tu gali būti pasiskaitęs prieš tai. Ir beje, man atrodo, netgi statistiškai geresnius pažymius gauna tie, kurie pasirenka tas interpretacijas, nes tenais tu prašaut negali, nes tu iškali, ką reikia žinoti ir viskas. Ir bent jau pas mane tai buvo klasika, kad atsimenu, gerai pavarė ne tie, kurie ten įtardavo tokius žodžius, nu nežinau, kaip nu, pavyzdžiui. Tai va. O šiaip tie visi klasikai, tai tikrai man atrodo, kad čia būtinas perskaityti, nes nuo to viskas ir prasidėjo. Nu, tiksliau, ne nuo jų prasidėjo, bet jie, nežinau, iki dabar, jeigu žmonės jo skaito, tai reiškia, kad tikrai jie buvo žiauriai gerai. Ir yra. O kalbant apie tos dirgiklius, kur minėjai, tarkim, aš įsivaizduoju, kad turi kažkokį tai playlistą susikūręs dirgiklį, pavyzdžiui, pavadinęs. Ir kokias ten, tarkim, dainos, kokia muzika sukas, ko gero, ten kokia klasikinė, ar filmus, soundtrackai, tai Hans Zimmeris ir panašiai. Jo, čia beveik pataikė viską. Nes šiaip netgi turiu tokius filmus, kuriuos visą laiką žiūriu, karts nuo karto pasižiūriu. Pavyzdžiui, paskutinis žiūriu, man patiko filmas tas Her, nes ten ir soundtrackas, nu, visiškai nerealus. Jo, kaip tik klausiau, einams čia. Nu tai va. Tai va, o aš parašiau jo dėka kažką, nes jo, aš pasidaręs esu tokius soundtrackus, ypač klasikinę muziką, žiauriai, tiek ir darbe, pavyzdžiui, kai aplinkui visi ten šneka telefonais ar dar kažką užsimeti, tai nu, tiesiog visiškai ten išskrendi kažkur, bet iš tikrųjų tie dirgikliai kartais nėra irgi geras dalykas, nes turi išmokti kažkaip, aš labai greitai susijaudinu ir ta prasme vidinę susijaudinu prasme. Pavyzdžiui, aš atsimenu mokykloje, mes su pasėjom į Čiurlionio muziejų Kaune ir buvo paleista jo simfonija, Miškas, jūra, ir aš atsimenu, visi išėjo beveik ir ta prasme, aš atsimenu, kad aš apsiverkiau. Nu, prasme, čiūvas mokykloje apsiverkė, nu, negalėjau išeiti kurį laiką, nes... Kaip? Dar Kaune ar... Ja, aš Kaune gyvenu. Ir... Ja, būtent. Ir kitas buvo panašus atvejis, man labai patinka, kai žmonės, nebūtinai muzika gali būti ir ne visiškai ta, kuri man patinka, bet, pavyzdžiui, buvau Kings of Leon vasarą koncerte, neapsiverkiau iš kartą, bet man žiauriai patiko, kaip šiaip žmonės matosi, visą save atiduoda ir aš, būdamas ten toks, taip stoviu ir aš jau galvoju, mintis, ištraukiu telefą, pradėjau iš karto užsirašinėti kažką, kas man, nu, iš karto šovė į galvą, žinai. Tai nereiškia, kad tu ten turi pavaryti iš karto viską, bet tu užsirašai tas mintis, kurias tu šovė į galvą, nes jeigu tu jų neužsirašysi, akimirką, kad viskas, jau tu jų niekada nebeprisiminsi, tu kažką maždaug pagausi, žinai, bet tai va, o šiaip jo muzika ir filmai irgi, nes su soundtrackais tai iš vis yra problema mano gyvenime, nes aš nebegaliu filmų normaliai žiūrėti, nes visą laiką būna kažkoks ten scena ir aš tą muziką girdžiu, tada iš karto ten užpauzinę, net buvo porą kartų kino salė, nuėjau paprašyti, kad užpauzinkit čia biškį tą filmą. Ne, aš tikrai juokauju, namuose, kai žiūriu, nes, nu tai va, tai tada susirandi, žinai, ir išsisaugai, nes kažkaip po to, kai jau po filmo, jeigu susirandi tą soundtracką, tada irgi būna gerai, bet tą akimirką irgi viskas dar būna gyva ir tada tu tą atsimeni kažkaip. Nu, nežinau, pas mane gal tokia atmintis kažkokia kreiva.
Jo, įdomi būna, nes aš, pavyzdžiui, šiandien važiavau su troleibusu čia, žinai, su Antonu Saulėtai. Ir klausiau tą soundtracką, būtent tą Hair ir troleibusą, ir žinai, matai tuos žmonės ten linguoja ir taip deep viskas atrodo, žinai. Ir toks vaibas, ne? Jo, tai kaip darais, kad matai mačiutę, ten leidžia viskas į glory, wow, ir taip, žinai, iškas. Jau scenarijus taip tarsi buvo. O po to buvo, kad, sakė, Samantha. Ne, šakavai. Jo, iš tikrųjų, net kai kažkur jo važiuoja ir panašiai, yra žiauriai fainai, nes žiauriai mėgstu varyti, tarkim, pirmadieniais, man būna treniruotė vakare ir būna groja visą laiką Minimal Mondays per Opus 3, tai irgi žiauriai būna fainai, nes kažkaip važiuoju ir aš svarbiausia tas muzikos visiškai nepagaunu, kas ten vyksta, iš tikrųjų, man būna, ką žinau. Tai va, bet kažkaip, va, tą dieną man visą laiką paeina. Nu, tiesiog ir kažkaip, nežinau, žiauriai, pirmadienis va tos muzikos paklausau, tada galiu kažką parašyti. Minėjot, kad vat, užsirašot savo mintis, šoksės į galvą koncerte. Kokias buvo dar keisčiausias, galbūt vietas, nu gal čia nebuvo, aišku, koncertas labai keista vieta, bet keisčiausias arba įdomiausias vietas, kur užsirašėte savo mintis kažkokia šoksės. Per operaciją. Ja, šiaip... Net nežinau, iš tikrųjų, dar kas galbūt buvo, kaip vieną kartą važiavau su taksi ir vairuotojas toks buvo žiauriai, nežinau, taip galima sakyti, bet buvau išgerti šiek tiek alaus. Čia iškirpsim šitą vietą. Nu, bet, nu, tiesiog nebuvo tai, kad aš ten buvau jau, kaip sakant, nu, kaip visai, bet tiesiog buvau šiek tiek išgeręs. Ir važiavau ir aš kažkaip mačiau, kaip jis tą savo mašiną myli. Jo, ten buvo Audi 80 ir kaip jis ją mylėjo. Ir svarbiausia, aš dar bandžiau palaikyti pokalbį su ją, kažką ten, nu, kaip visą laiką būna, nu, čia taksi sunkus darbas, turbūt. Ir, nu, žinau, nu, su taksistais visą laiką reikia pasišnekėti kažką. Ir jis nevelnio su manim nešnekėjo, nes jis mylėjo tą mašiną, jisai... Tai buvo ją gerai išlaikęs ir aš girdėjau, kaip tos padangos taip užė smagiai. Jo, ir tas virtis perjungimo, tokia kaip būtų tik mašina išvažiavus iš fabriko. Ir atsimenu irgi, tada išlipau iš taksų, iškart pradėjau kažką užsirašinėti. Tai va. Nežinau, iš tikrųjų, galbūt ir daugiau buvo tokių kažkokių situacijų, bet dabar galbūt taip staigiai nepasakysiu. O į telefoną užsirašinėjai, ar tiesiog turi knygutę, pavyzdžiui, kaip tu mėgsti? Tai tokiais atvejais tamsoj į telefoną. Ja, bet šiaip, jo, visą laiką turiu užsirašyti kažkokio popieriaus ir rašikti. O su plunksna tušinukas, ar? Ja, Kaune pusę nupešiotų paukščių. Ne, bet prasme. Ja, aš supratau. Šiaip su Parkeriu mėgstu labiau rašyti, nežinau kodėl, bet irgi dabar pasirašinėdamas tas knygas, tai 10 kapsulių sunaudojau iš viso. Tai man atrodo daugiau negu per, nežinau, universitetą per visus metus. Ar sugebė greitai atsiverti kitiem nepažįstamiem žmonėm? Ar pačiam nebūna dėl to tokio kaip sekundė, tarkim, tu atsiveri, o kiti ne? Nes jeigu muzikos antrapį pakėtų, galima nuspėti, kad esi atviro emocinio tipo žmogus. Jo, man nebūna kažkokių problemų bendrauti su nepažįstamais žmonėm, nežinau. Ir dabar aš jau su ne vieną nepažįstu. Tai, bet pastebiu tokį dalyką, kad net ir mano galbūt tokie mažiau pažįstami žmonės, ar su kuriais susipažįstu, tarkim, nežinau, kad nors vakarė šią su draugais, kad jie tokį barjerą prilaiko, galbūt galvoja, kad aš jas bandau kažkaip perskaityti, arba jie gal nori man kažką pasakyti, bet jie taip galvoja, kad aš kažkaip jas vertinsiu, kad, nu, labai sunku bendrauti kartais būna, todėl, kad jie arba jie laukia, kad aš kažką pasakysiu tokio, ko aš šiaip nesakyčiau, ir tada aš, pavyzdžiui, sakau, man sumokėčiau už alų, arba, nežinau, nu kaip pavyzdį, ar šis tualetas užimtas. Nu, galbūt jis tikėjęs, kad aš ten pasakysiu, kad nors ten
ar čia debesis ten, nežinau, ar už šitų debesų slypi dar kažkas. Nu, tai tiesiog, tai ties šita dalim yra kažkokių tokių, kartais nesuprantamų situacijų. Ir tada žmonės kažkaip galbūt prisibijo šiek tiek. Tai va. Ar tu nemanai, kad tarsi greitai lietuviškasis Paulo Coelho, tas jau tatuiruojasi? Ką žinau, šiaip visai būtų cool. Jau išsitatuiravo. Nes šiaip, man irgi vienas nelabai suprantamas fenomenas, kodėl žmonės taip liaudiškai tariant stumia. Nes, pavyzdžiui, man atrodo, kad aš netgi pasižiūrėjau iš viso, kiek jis turi pinigų. Tai jisai, ta prasme, iš tos pusės pasižiūrėjau šiaip dėl įdomumo, kas yra turtingiausias pasaulio rašytojas. Tai jisai. Ir man atrodo, kad jisai sėda namuose ir visiems sako problem. Ir nelabai suprantu, kodėl žmonės iš tikrųjų irgi taip, padarė taip, kad jis yra kažkoks tipo labai čia banalus ir tai visi bairiai ten tipo, nežinau, ar šitas autobusas važiuoja iki Savanorių, Paulo Coelho. Ta prasme, tokius tipo bairius daro iš jo, nes, man atrodo, kad jisai, aš, pavyzdžiui, esu kažkada perskaitęs Alchemiko knygą, daugiau neskaičiau, bet man atrodo, kad aš nežinau, ką jis blogai tam daro. Ta prasme, čia galima. Šis principas, kur būna, kaip sakai, bet ta forma manžinai, kad tam ateina ir sako, tu daryk, tu atskelk vietą, padaryk manžinai ir tu ką daryti. Jo, bet kita vertus, tai žmonėm tai padeda. Šiaip aš irgi galvoju, dėl to jis turi tiek daug tų pasiekėjų savo visam pasauliu. Jo, ir be to jo knygose tai tikrai nėra taip, ar tie žmonės iš vis yra skaitę jo knygas. Čia lygiai tas pats, pavyzdžiui, kaip išimk iš konteksto, tarkim, kaip irgi žmonės sako, čia yra banalu, pavyzdžiui, Paulo Coelho kažkokia citata. Bet tai tu išimk iš kažkokio, nežinau, ten kito rašyto knygos, kažkokį sakinį, pavyzdžiui, jis atidarė duris. Ir tada visi sakys, tipo, čia banalu. Ta prasme, jis atidarė duris. Tai jeigu tu išimi iš konteksto, tai tu viską gali paversti banaliu dalyku. Ir lygiai taip pat kaip kažkokiu filmu, pavyzdžiui, yra tos klišinės vietos, kur, pavyzdžiui, jie pasibučiuoja gale. Ir tada visi sako, jeigu jie būtų nepasibučiavę, tai šitas filmas būtų awesome, tipo. Ir jis nebūtų buvęs banalus. Aš, pavyzdžiui, visiškai nesutinku. Kodėl? Tai jeigu nejaugi ten pabaiga sugadino visą filmą, o galbūt kažkam ne. Čia yra toksai labai daug diskusijų reikalaujantis klausimas. Kaip jau ir sakiau, kas yra banalu, o kas yra nebanalu. Nežinau, kaip jums atrodo, kas yra banalu. Čia banalus klausimas buvo. Gali paklausti, nežinau, turėjai idealą? Vis tiek kažkokį. Idealo galbūt ne, yra tiesiog žmonės, kuriais aš žaviuosi, bet žaviuosi ne pačia asmenybė galbūt, bet tai... Įvaizdžio. Ir nežinau, iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, man labai patinka, aš mėgstu skaityti Užkalnį, man žiauriai patinka, kaip jisai tvarkosi apskritai su visais, su visko, kas jį... Su heiteriais. Jo. Ir man buvau čia prieš 2 savaitės, aš nevaikštau į tokius visokius Forum One, bet pavyko ištrūkti į tokią paskaitų kažkokį ciklą, kur būtent jo paskaitą nuėjau. Ir jisai šnekėjo, aš kažkaip klausiau, man žiauriai patiko, jis žiauriai fainas su publika bendrauja, šiaip žiauriai fainas žmogus. Ir po to aš galvoju, reikia man kažką jam pasakyti, bet galvoju, ką aš jam pasakysiu. Nes nenoriu pasirodyti čia kažkoks, nežinau, nevykėlis gal, ar kaip čia pasakyti. Ir esmė tame, kad jis baigia šnekėt ir jis taip eina pro mane ir aš galvoju, man tai davai, čia jau pavaryk, kažką pasakyk. Ir jis taip praėjo, aš nieko nepasakiau. Tada aš pasiėmiau striukę, galvoju, einu į lauką, bet tada sugalvojau, kad grįšiu ir tikrai jau jį užkalinsiu. Ir kai grįžau, tada jis jau leidosi laiptais, kai aš lipau į viršų ir vėl tai buvo. Man tada pasakyk, ką nori. Ir jis praėjo, tai pro šalį. Ir tada jau variau pasiimt mašiną Akropolį, ir grįžti darbą. Ir tada taip kylu jau ten laiptai, stoja eskavatorium, jau į 3 aukštą ir apsisuku ir žiūriu, jisai kyla už manęs. Galvoju, dabar tu tikrai reikia kažką pasakyti.
Bet tada vėl nieko nepasakiau. Ir tada jau gavos taip, kad mes netgi pataikėm į tą patį įeiti tą rutuliuką, kuris sukasi. Ir tada aš irgi, Mansidai, pasakyk ką nors. Ir vis tiek nieko nepasakiau. Ir tada, kaip jau mes išėjom, tada buvo labą dieną. Ir jisai sako, sveikas. Ir aš kažką tikrai kažką visiškai nesuprantama pasakiau ir tada, bet po to kažkaip jisai, aš sakau, aš labai jaudinas dabar, tai nepykit. Sako, aš nepyksiu ir mes tiesiog kažką šiek tiek labai trumpai pasišnekėjom. Tai, žodžiu, esmė tame, kad tiesiog kažkaip vienas iš tokių žmonių, kurį norėjau užkalbinti, galbūt nelabai pavykęs tas bandymas, bet turiu tokių žmonių, kurie man patinka ir galbūt dalį jų to tokio profesionalumo norėčiau perimti. Man tai klausimas, galima tai pavadinti dėl to svajotojo? Galbūt ir taip, nes visada aš kažkaip galvoju, kad viskas bus gerai arba galvoju taip, man patinka visai, kad viską įsivaizduoti. Tiesiog viską kažkaip suromantizuoti, galbūt, nežinau, tarkim dabar varysiu, nežinau, grįšiu su traukiniu namo ir, nežinau, man žiūri patinka stotis ir šiaip tiesiog, ką žinau, ten laukiu to traukinio, kažką pamastai, pasvajoji, pagalvoji. Nežinau, bet man atrodo, gal visi mes tokie esam, tik tais galbūt nenorim, ypač vyrai kažkaip šitą dalyką slepia tą savo tokią silpnesnę pusę. Bet čia net nėra silpnoji pusė, nes man atrodo, kaip tik tu esi stipresnis, jeigu tu sugebi parodyti tą savo kažkokią pažeidžiamumą. Ir dėl to, sakau, čia vieną tokį straipsnį rašiau apie vyrus apskritai. Pasižiūrėjau statistiką labai įdomią, kad iš tikrųjų vyrai žudas 3-4 kartus daugiau negu moteris Lietuvoje. Patys nusižudo. Tai rodo, kad iš tikrųjų nevelnio mes čia nesam tokie, sakau, stipruoliai, kokį bandom save parodyti. Ir iš tikrųjų moteris galbūt todėl, kad jos sugeba išsiliet, galbūt savo draugiam, savo kažkaip antrosiam pusėm ir taip toliau, jos sugeba šitam pasauliu kažkaip ir ilgiau gyventi ir mažiau būtų tokios kaip mes uždaros. Ir dar kitas yra dalykas tai, kad mūsų vyrus moko nuo mažens tą dalyką, kad tu nežliumk, nebūk boba. Man atrodo, kad čia nėra buvimas boba, kad tu išsilieji, kad tu pasakai kažką, nes dėl to ir yra šeimose daug problemų. Todėl, kad, pavyzdžiui, vyras bijo pasirodyti silpnas ir jisai savo po to sūnų išmokina būti tokiu. Ir iš tikrųjų jis išmokina silpną žmogų atrodyti stipriu ir tada gaunas taip, kad iš tikrųjų mes visai nesam stiprus tiksliau ir atsitikus kažkokiai bėdai mes greit po to palūžtam. Tai va, tai čia nežinau, atsakiau klausimą šitą. Okay. Čia prakalvoji apie statistiką, o pavyzdžiui, kokia buvo to krepšinio karjeros statistika ten? Kaip sekėsi? Šiaip aš nežaidžiu centro puolėjo, nes biškai žemas. Tai man... Jo. Ne, iš esmės nesu aš kažkoks geras krepšininkas, nes man nelabai patinka žaisti 5-5, man labiau patinka 3-3 žaisti. Bet šiaip, kadangi esu žaidęs, tai daugiau, ta prasme, man iš vis labiau, esu tas labiau, kaip sakoma, pass first mąstymo žaidėjas. Tai va, bet jeigu žaidžiant 3-3 arba 1-1, tai man tas labiau patinka tada, nes nereikia pasuoti tiek daug. Nors ir mąstau, kad reikia daugiau pasuoti. Nu, nežinau. Tai va. Panelių tiek daug, o iš tikrųjų tiek daug klausia vyrai. Nė viena nenorit nieko paklausti daugiau. Jos parašyti per Facebooką. Ne, su klausimais tai yra labai nelengva tai padaryti, nes aš pirmą kursą mokiausi Vilniui ir po to perėjau mokytis į Kauną ir iškart mane perkelė į antrą kursą,
Ir aš atsimenu, pirmą paskaitą nuėjau, tai buvo panašiai žmonių kaip čia. Ir dėstytoja, ir jinai ten kažką pasakė ir sako, ar turi kas nors klausimą. Ir aš turėjau tą klausimą ir atsimenu, ten visas prakaituoju, ten nežinau. Nes jeigu kažkas tokį užduoda, man labai patinka diskutuoti ir taip toliau. Ir tada aš toks jau buvau pasiruošęs kažką sakyti ir atsimenu, pasakiau kažką ir tada visi atsisuko, tipo, kas čia toks? Jo nebuvo praeitais metais. Bet būtent todėl, kad aš uždaviau tą klausimą, po to jau kitą dieną mes jau ten buvom draugai su visais beveik. Nu, ne su visais, bet turiu omenyje iš karto susibendrau. Todėl tas auditorijos, man atrodo, irgi nereikia tiesiog bijoti. Irgi mes turim tą tokią, pavyzdžiui, kiek teko būti užsienį, tai žmonės iš viso klausia, arba tiesiog nebijo reikšto savo nuomonės, kad ir kokia jinai bebūtų. O mes šiek tiek, galbūt, nežinau, ar šiauriečiai, ar kas mums yra, bet sakau, šiek tiek mums su ta saviraiška ir kažkokia baimė atsistoti, pasakyti kažką tikrai egzistuoja. Tai čia nesakau, kad jums egzistuoja, nes klausimų, tai aš tikrai nesikėjau tiek iš viso. Tai va, bet šiaip tiesiog sakau, kad yra tokia problema pas mus. Tai ir universitete tas pats irgi labai matosi, kad ir kaip įdomiai dėstas, pavyzdžiui, šnekėtų vis tiek labai retai atsiras klausimų, nebent kada ten kolis. Gerai, tada aš padarysiu paklausti, kad taip jau padarsinu. Kaip jūs manot, paprastumas yra galia, tai yra šitas, ko reiktų pamiršti? Gal aš šiek tiek nenugirdau. Paprastumas, ar tai yra galia? Ar paprastumas galia? Galbūt, nes visos tos tokios paprastos frazės ir paprasti dalykai nuo pat senovės ir vienydavo žmonės. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, būsi kažkoks karžygys ir ten pasakysi, dabar mes čia eisim užkariauti valstybę, kurioje gyvena 7 milijonai žmonių, ten 14 miestų ir taip toliau, ir tu vardinsi ir taip toliau, tai tu ko gero nesurinksi armijos, bet jeigu tu, pavyzdžiui, pasakysi, einam užkariavom Paryžių ir visi sakys, einam, čia aišku gal ne koks pavyzdys, bet iš tikrųjų tai tie paprasti dalykai, netgi yra ten visokių tų paties vos ne Koelho pasakymų, kad paprasti dalykai žavi. Man atrodo, kad jose ir slypi visą tai, nes kiekviena mūsų diena ir yra iš tikrųjų labai paprasta. Kartais tik atsitinka kažkas tokio, kažkokio, ko mes nesitikim. Ir iš tikrųjų mes galbūt atsimenam tos dalykus, kurie mums tenais, mūsų ten sudirgina, atsiranda kažkoks toks įdomus dalykas, bet ta paprasta diena, iš tikrųjų, jeigu mes jos netektume, tai mes jaustumės blogai. Jeigu mums nesitinka tas kažkoks ten, nežinau, papildomas dalykas, tai mes sakom, diena buvo, viskas okei ir taip toliau. Bet jeigu mes tos paprastos dienos netektume ir mums viskas apsiverstų aukštinkojom, tai tada irgi būtų labai, ir kiekvieną dieną taip atsitiktų, tai mes, nežinau, neišgyventume turbūt. Tai tas pats su bet kurio paprastu dalyku, man atrodo, jie yra svarbus ir juos mes turim mokėti priimti ir mes turim, nežinau, su jais susigyventi. Aš dar klausimą norėčiau paklausti apie šiuolaikinį galbūt auditoriją. Aš skaičiau, man atrodo, kažkokį straipsnį, kuriame jūs sakėt, kad daugiausia laikų susilaukia tie labai trumpi, iš tikrųjų, kažkokie eilėraščiai ar kažką. Ar taip yra, kad šiuolaikinė auditorija stengiasi kuo greičiau suvartoti, jiems pateikiamo kažkokį, produktą, informaciją ir, neskaito ten ilgų straipsnių ar ten knygų. Ir ar jūs kažkaip stengiatės būtent jiems kažką specialiai pateikti, kurti, ar tiesiog yra? Ne, aš dėl to tikrai nesistengiu. Aš tiesiog čia buvo šiaip pastebėjimas. Bet tai yra natūralu. Bet visas pasaulis dabar ir yra toksai greitas maistas, greitos mašinos, greiti, nežinau, lėktuvai, viskas. Ir nes mes galbūt to laiko turim tiek pat, bet mes jo nebemokam išnaudoti ir užtenka pažiūrėti žiniasklaidą. Pavyzdžiui,
jau nebesugebėjo mūsų pritraukti, perskaityti kažko, tai jie dabar tiesiog generuoja mūsų paspaudimus, todėl daro antraštės klaidingas ir taip toliau. Tai va, nes kartais irgi atsidarai kažkokį straipsnį ir pamatai ten, kad jis yra, nežinau, ten 5000 žodžių. Nu ir tu sakai, ne šiandien, aš tikrai neskaitysiu. Bet kita vertus, aišku, visas tai gali išaugti iš visi kažkokią, nu, nežinau, išsigimti, nes, pavyzdžiui, vieną kartą mačiau, kai viena mergina pakomentavo po vienu mano postų, kuris buvo, nu, nebuvo jis ten ilgas, prasme, nežinau. Ir jinai parašė tokį, užtagino kažkaip savo ten draugę, kuri parašė TLDR. Ir aš galvoju, kas tas TLDR, kas čia galėtų būti. Nu, paspaudžiau Google ir TLDR reiškia too long didn't read. Ir taip galvoju, ką? Čia buvo gal kokį ten, nežinau, 20 žodžių. Tai kaip tada galima dar trumpiau parašyti? Tai jo, čia esmė tame, kad tikrai žmonės, aišku, tingi, bet aš šitokius net ir netaikau, man ir nereikia iš tikrųjų žmonių, kurie man diktuotų sąlygas, kad čia per ilga, arba ten, nu, čia aš neturiu tiek laiko ir taip toliau. Nes, kaip jau sakiau, aš pradėjau visai nuo to ir man ne tas yra svarbiausia, kad mane ten perskaitys tiek ir tiek, nu, tų žmonių. Man svarbiausia, kad perskaitytų tie, kurie pastoviai mane skaito ir po to man dar ką nors parašo ir su savo mintimis, kad jie, pavyzdžiui, sutinka arba nesutinka, arba galbūt, nežinau, kai kurie netgi atsiunčia savo kažką sukurti ir tada, bet aš, aišku, negaliu nieko jiems pasakyti, nes aš neturiu kompetencijos kažkokios pasakyti, ar čia yra gerai ar blogai. Tai va, tai man atrodo, tas trumpumas yra ir nėra gerai, ir yra gerai. Tai čia, nežinau, labai sunku pasakyti, čia reiktų daug diskutuoti, man atrodo. Ar esi supratęs, kas yra tavo tas koksai skaitytas, koks yra, koks portretas yra? Ne, iš tikrųjų, tai, nes dabar, kai siuntėme tos laiškus visus, tai buvo į Bulgariją, į Turkiją, pavyzdžiui, iš tokių egzotinių, nu, nežinau, ką jie ten, sakau, daro. Arba viena parašė iš vis močiutė 70 metų. Tai, aišku, daugiausia tai galbūt yra jaunas žmogus toks kaip aš, gal jaunesnis, gal vyresnis iki 30 metų. Tai, bet tokio kaip tikslaus paveikslo, tai aš nežinau. Man atrodo, kad jo galbūt ir nėra. Galbūt tai tiesiog žmogus, kuris irgi kartais būna kažkur pasiklydęs, ar jisai galbūt nėra pasiklydęs, bet jisai gal nori trumpam pasiklysti. Nežinau. Šiaip iš tikrųjų, Facebook'e mes turim labai daug visokio šiaip miešino turinio ir galbūt žmonės rasdami tai, pavyzdžiui, susikuria savo kažkokį tą naujienų srautą, tarkim, kaip aš sekdamas žmonės, kurie man yra įdomus ir aš visiškai nežiūriu, ką rašo kiti žmonės. Tai aš tada ateinu į Facebooką ne todėl, kad aš ten neturiu ką veikti, bet aš tada gaunu visas man reikiamas žinias arba kažkokius įdomius dalykus. Galbūt kažkas pausina žiūri fainą muziką, galbūt kažkas ten žiūri gerus filmų aprašymus daro ir taip toliau, arba žiūri gerai fotkina. Tai tada, kai turi va tokius žmonės pas save, tai tu tiesiog atėjęs į Facebooką gauni tai, ko tu ir ieškai iš tikrųjų, ne šiaip, kad tu ten pramirksti visą laiką. Kaip manai, šiuolaikinėme smaglesnio pasaulyje, ar knygos labiau vertinamos, tas popietinis variantas? Aš manau, kad taip. Todėl, kad nebus, ta prasme, jos niekada nebus pakeistos. Nebent jeigu labai bus, kaip sakant, žaliųjų daug, nes medžiai kenčia, bet man atrodo, kad pasimti knygą yra visai kitas jausmas, negu skaityti skaitiklį ar ten per kompiuterį. Aš, pavyzdžiui, per kompiuterį nesu perskaitęs ne vienos knygos ir man, nu, tiesiog yra žiauri kančia tai kažką daryti. Tai va, o kai tu pasiemi knygą, tai tu įsidedi skirtuką, tu gali, nežinau, vos neįdamas ten skaityti, gali atsigulęs ant žolės ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia yra nepakeičiami dalykai, labiau, kad tu gali dar pasižymėti kažką. Jeigu nieks kaip ir nebeturi klausimų, tai man tai gal galėtumėt kažko visiems šitiem besidomintiem, siekiantiem žmonėm palinkėti, užbaigdamas savo kalbą. Nežinau.
Nežinau, ko galima palinkėti, turbūt svarbiausias yra dalykas tai, kad tu jaustumės gyvenime tiesiog patogiai, kad tu žinotum, kad tu darai tai, kas tau patinka, arba bent jau arti to, kas tau patinka ir svarbiausia niekada nesustot galbūt svajoti, nežinau, ieškot kažko vis naujo, nes tik tai tu turi susikurti kažką, kad tau tas gyvenimas lygtis būtų kažko skolingas, nes jis niekam nėra skolingas, nes mes atėjome į tą žemę, mums niekas nepasakė, kad tau seksis arba tau nesiseks, arba nežinau. Esmė tame, kad mes patys turim tokią unikalią galimybę pasimti iš to gyvenimo viską ir dabar esam visi jauni ir dar jo labiau būsim ilgai jauni, dar ganėtinai. Tai kol esam jauni, tai viską galim padaryti. O po to, jeigu jau bus, kaip sakant, per vėlu, tai tada save graužti yra, man atrodo, nežinau, pats blogiausias dalykas, kas gali nutikti šitam gyvenime. Tai turbūt to ir galiu palinkėti, kad kiekvienas rastumėm kažkokią savo tą tokį mini tikslą, tą tokį ir dirgiklį, kad tavo viduje visą laiką būtų toks, aš turiu dar kažką padaryti, kažką įrodyti ir tada viskas bus žiauriai fainai. Tai manau, kad mūsų visų vardu labai noriu padėkoti jums, kad atvykot. Padvot.